Čia renku medžiagą, labai mėgstu naudoti savo darbuose įvairius personažus iš įvairiausių senų laikraščių, senų knygų, tarsi patekti tą laikotarpį. Ir tada kuriu savo interpretaciją. Ne, aš kuriu savo istorijas. Aš tiesiog pamatau personažus ir paskui sukuriu savo istoriją. Tai va, mūsų šio plenero tema yra žinojimo spąstai. Tai va, čia va bus čia dar ne, čia tik pati pradžia, paskui dar tekstai čia bus, dar prisidės dar tam tikri elementai, kurie... Kažkas turėtų būti čia tokio lengvo ir efemeriško, vat nežinau, ar man tai pavyksta. Nes taip niekada nesudarius ir tiesiog, nu, vat, pats tas oras, toksai tas karštis, kur tiesiog tvyro kažkokios tai ištirpę dalelės, gal padiktavo tą visą taškavimą, nes protas išsilydęs ir tu užmeti kažką ir paskui tiesiog medituoji tais taškučiais. Vat. Norisi kartu vos ne fotografinio kažkokio tai atkartojimo, bet kad kai ranka darai, yra būdų perkelti tiksliai, tarkim, iš nuotraukos perkelt, bet tada pradingsta dalis gyvybės. O vat kai ranka padarai, tu įneši minimalią paklaidą, kažkokia paklaida, nes vis tiek negali taip tiksliai, nu, nekopijuosi kiekvieno ten to taškučio rastro. Ir ta paklaida būtent ir yra, vat, ir sudaro tą meniškumą, būtent paklaida. Ne teisingumas, ne tikslumas, o paklaida. Papiešti apskritai man patinka su spalvotais. Tokio užbraukimo kažkokio. Nu, kadangi su aliejiniais dažais, tai truputėlį reikia man laiko ilgesnio tokio, nes ten nudžiūt. O čia va gali sluoksnio ant sluoksnio dėti iš karto, nes pieštukas sausas, nereikia laukti, kol nudžius ir gaunasi tokia bespalvė spalva kažkokia. Tai pažiūrėsim, kas išeis. Nu dabar bedarant, nežinau, aš turiu tikslą, pavyzdžiui, uždengti viską, bet galbūt bedarant pasimatys, kad gal ne viską reikia. Nu, žinai, o taip seki, žiūri, truputį keičiasi kažkas tai. Gal kažkur persistengi būna, o gal kažkur kažką dar reikia padaryti. Žodžiu, kaip Dievas duoda čia kiekvieną dieną. Vieną dieną duoda vienokią spalvą, kitokią. O sakau, tokio visiškos pabaigos paveikslo pati tai nematau. Aš nei to piešinio, nei paveikslo. Tiesiog bedarydamas žiūri, kas gaunasi ir arba gali palikti kartais tokio neužbaigtumo, nebūtinai viską užpildyti iki galo, ten su kažkokia spalva. Gražiausia, kas čia yra pasakęs, tai gražiausia tai yra baltas popieriaus lapas. Šiaip kai pasidedi, tai visada tai būna, kad toks, o paskui arba jį sugadini visiškai, arba truputį. Tai daugiausia, nu, tapyba iš natūros toks. Tai va. Kažką nuveiksiu gal. Labai primena, mes labai, nu, kažkada studijose ir ten mokykloje, tai kiekvieną vasarą važiuodavom plenerus ir daugiausiai iš natūros tapydavom. Paskui jau kaip užaugai, tai jau tada pradedi daryti kažką savo dirbtuvės. Tai dabar vėl toksai. Aš būsiu turbūt kaip ir Eglė.
mėsa. Vis tiek tą norminę. Teisingai. Čia užfilmuos maisto gamybą, ne? Tai papasakok, Jūrate, kas čia yra. Aš nežinau, žinau, ką galiu pasakoti. Gyvenam iš čia. Oi, žinok, nežinau, Vytautai. Ir kieno nors kito paklaus. Gerai. Papasakok, iš kur receptas, žinai. Receptas tai čia, žinok, yra iš Vengrijos. Bet tiesą šnekant, toks nesigaus, nes, žinai, kai nežiūri į knygą ir neskaitai, kas po ko dedamas, tai yra improvizacija, vadinasi. Kaip ir grybuose, viskas improvizacija, žinai. Tu pažiūrėsi, kas gausis. Kažką nuveiksiu gal. Pažiūrėsim, kas išeis. Viską reikia daryti iš lėto. Pirma mėsa, morkos, paprika, svogūnai, česnakai raugintus, dar 2 bulvės. Viską tai susitušint, viskas eis vieną puodą. Ir dar 40 minučių reikės virti. Bet geriausia, kai pastovi 2 dienas. Tada yra srubyti. Tai čia jūs jauni, jūs dar neturite savo jokios gyvenimo patirties, neturite ką papasakoti, bet kaip paimi kokį nors 70 metį pakalbinį, tai jis ten kaip teškia visokių prisiminimų. Nes jau to, ką žmonės nori pasakoti. Jūs dar nenorit pasakoti. Mūsų amžiai dar norite gyventi. Jo, jūs, tai kad iš jūsų čia daug naudos mes nesitikime, kad pavyks ką nors įdomaus išpešti. Bet bandysime. Gal per daug bus dabar jau vaistų. Ne. Per daug nebūna. Dabar jau. Reikia surimtėti dabar jau. Išgrėtinėlis, čia ne šiaip. Ir nufilmuok eglę fotografuojančią. Čia turi būti būrys fotografų fotografuojančių. Taip jau čia. Gerai, gana.